Vaikščiu. Nebijai? Dėl ko buvo iškviestas? Dėl referendumo, dėl parašų rinkimo referendumo. Na ir geroką pusvalandį čia užtrukai policijai, ką čia tave apklausė? Tai kokias 10 minučių ginčiamės, kodėl negalima įrašinėti. Aš įsirašiau, truputį atkarpą įrašiau į telefoną garso dėl to viso ginčo. Galiausiai pradėjom ieškoti kabineto, kuriame filmuoja. Jis ten sako, gerai, sako, rasim kabinetą, kuriam filmuoja, mes jūs tenais nufilmuosim, galėsite rašyti prokuratūrai laišką, kad jums tenais duotų tą įrašą. Pradėjom vaikščioti po kabinetus, nebuvo laisvo ten, kur filmuoja, tai galiausiai, sakau, sėdam čia, padarom tą apklausą, kad kiek čia mes vaikščiam, paskui ten laukti reikės. Tai klausinėjo, kodėl, kas, kaip. Ten buvo vienas parašiukas, kurio klausė, ar čia yra ne mano ranka rašytas. Nors jau lygtais praėjo tie garsų, tai visi rašto ekspertai, kurie ten tikrino tą, bet ten klausimas. Nesakiau, kad čia ne mano ranka, nes ten akivaizdžiai ne mano buvo. Ir visi dar tas būtent parašas buvo patikslintas, patikslinimo lapas buvo patikslintas ir viskas tvarkingai. Bet būtent dėl to parašo manęs klausė. Tai dėl vieno parašo nebuvo, kad jisai yra padirbtas? Taip, ir aš ten tas ikiteisminis tyrimas dėl dokumentų klastojimo. Dokumento klastojimo. O čia tu toks pirmas Vilniuje dabar esi? Kiek girdėjau, ne pirmas. Bendrauti neteko su kitais, bet girdėjau, kad buvo. Tokiu, ne tik Vilniuje, bet ir kitose miestuose. Ir su tyrėja sakiau, kad aš ten kalbėjau, ten viską rašė, aš ten vis pūdinau smegenis. Nepūdinau tiesiog. Buvau piktinausi, nepasitenkinimu tokiu reiškiau, kai čia vyksta, kodėl čia visus kvitinėja. Tokie ramiai sako, aš čia nieko negirdėjau, čia nieko nekvitinėja. Sako, čia gal keli tik tai žmonės, sako, per visus rinkimus tiek kviečia. Bet tikrai ne per visus rinkimus tiek žmonės kviečia, judina, gazdina. Kad kitą kartą žmonės tikrai, kažkoks procentas žmonių atkris, išsigaši tų visų metaliojimų policijas ir mažiau bus. Mažiau referendumų bus Lietuvoje? Mažiau referendumų, bus tvarka Lietuvoje. O kaip tave išgazdina jie čia? Ne, mes tai neišgazdina, man tai norisi eiti pas juos, bet dėl tos kameros, jinai tikina tenais, kad negalima. Bet, iš tikrųjų, nėra to įstatymo, kad negalima. Taip. Bet nėra, kad galima ir jinai sako, kad, bet nėra įstatymo, kad leistų. Sakau, bet nėra, kad įdraustų. Bet čia pirmą kartą, sako, per 10 metų, sako, per 10 metų pas mane niekas čia nieko nefilmavo. Sakau, tai visą laiką gali būti pirmas kartas, gal kiti ten bijojo, gal ten jūs pasakėt, kad negalima ir jie patikėjo. Bet ne, jinai sako, kad negalima. Sakau, nesąmonė, kitose miestuose visi tą daro ir... Išjungiam garso įrašą. Įrašymą išjungiam. Jeigu aš turiu teisę įrašinėti, kodėl aš dabar negaliu tą daryti? Prašau, išjungti tą, aš jums atversiu ir jūs paskaitysiu, pacituosiu baudžiamą kodeksą. Tai galima dabar pacituoti? Negalima, prašau. Ir kaip atvertė tą kodeksą? Taip ir netvertė. Paskui galiausiai irgi įsiskyrėm ir sako, aš jai sakau, pasiskaitykit. Jis sako, jūs irgi pasiskaitykit. O kaip tu manai, tavo kaip piliečių teisė, yra tokia konstitucijos straipsniai kaip teisė į viešą teismą, į kažkokią ten gynybą. Čia jau teisė to įstaiga? Ne, aš manau, kad be abejo, čia turi būti viskas vieša ir kodėl mes turim ten tarp tų dviejų žmonių ir ten būna jų daugiau ir tu būni vienas. Taip tikrai neturėtų būti. Galėtų pastatyti kamerą, kad viskas vieša, skaidru, kad jokios paslapties nėra tame. Ir gaunas taip, kad toks esi kaip uždarytas. Jo, ir baisu iš tikrųjų, nes ten ta sistema, aš esu buvęs dar, bet ne šitų klausimų seniau yra tekę būti, tai ten, baisu, tu tenais toksai visiškai vienas, nes tu nieko nepasiskūsi, viskas yra tas centras, kur tu pasiskūstum atrodo, bet kai jie tave valgo, tai tada, tikrai, toks žmogus jautiesi visiškai vienas ir jautiesi, kad čia tikrai nėra teisingumo. Tai, o tas dalykas kaip nekaltumo dar ta preziumcija, toks irgi čia nelabai tikrai. Čia vos ne pirmą kartą girdžiu tokį. Kažkur esu kažką girdėjęs. Tai ta Europos Sąjungos čia vėliava, tai su visom tom Europos žmogaus teisėmis yra tik muliažas. Tai yra labai gražus paveiksliukas, kuris jau irgi darėsi netoks gražus. Žmonės pradeda patikėti visą tą nesąmonę, kad tai yra tikrai nesąmonė ir kad tai mūsų neveda į gerą. O ką palinkėtum kitiems žmonėms, einant prieš tokią įstaigą, prieš einant į policiją ar dar susiduriant su ta visa sistema, kokiu nors patarimu? Ką čia turi tiesiog turbūt patirti tai. Patarimų, tiesiog nebijot, ką.